Sveiki visi įsijungę kripto pasakas. Šiandien pradėsime nuo kelių įdomių grafikų, kuriuos radau X platformoje. Jie gana aiškiai iliustruoja artėjančio kripto bulių ciklo idėją. Čia S&P 500 ir auksas jau prasimušė pro svarbiausius pasipriešinimo lygius ir pasiekė pirmuosius Fibonacci tikslus, rodydami tvirtą rinkos kilimą. Palyginimui matome, kad Bitcoino ir altcoinų rinka, Russell 2000 indeksas ir net Tesla vis dar sėdi suformavę identišką puodelio formos techninį modelį, kuris dažnai signalizuoja pasiruošimą judėjimui aukštyn. Istoriškai mažesnės kapitalizacijos segmentai, tokie kaip Russell 2000 ir Total 3 altcoinų indeksas, savo augimo fazę dažniausiai atlieka vėliausiai, užbaigdami platesnį rinkos kilimo ciklą. O čia matome altcoinų rinkos grafiką Total 2, kuris apima visą kripto rinką be Bitcoino. Šis grafikas dar labiau sustiprina mintį apie artėjantį impulsą. Altcoinų rinka jau trečius metus iš eilės laikosi virš to paties kylančio ilgalaikio trendo, o kiekvienas prisilietimas prie šios linijos istoriškai žymėjo makro dugnus ir naujų augimo fazių pradžią. MACD indikatorius taip pat demonstruoja tipišką apsivertimą į teigiamą pusę, lygiai taip pat kaip tai įvyko 2023, 2024 ir 2025 metais. O trečiame grafike matome Jesse Livermore spekuliacinio ciklo pritaikymą Bitcoino kainai. Įdomiausia tai, kad dabartinė Bitcoino pozicija gana tiksliai sutampa su vadinamuoju 7-8 etapu, faze, kuri istoriškai žymi paskutinę konsolidaciją prieš galimą parabolinį kilimą. Žinoma, tai negarantuoja, kad modelis išsipildys idealiai, tačiau toks sutapimas su platesne rinkų struktūra tik sustiprina argumentą, jog kripto rinka gali artėti prie naujo impulso etapo. O jei nesate girdėję apie Jesse Livermore, verta paminėti, kad jis dažnai vadinamas vienu geriausiu, jei ne geriausiu, visų laikų traderiu. Labai rekomenduoju knygą apie jo gyvenimą Reminiscence of a Stock Operator. Tai tikrai vertas dėmesio skaitinys, jei domitės rinkomis. O kalbant apie legendinius investuotojus, čia taip pat turime Stanley Druckenmillerį, investuotoją, kuris per 30 metų neturėjo nei vienų nuostolingų metų, o jo vidutinė metinė grąža siekia apie 30%. Šiame klipe jis pasidalina savo požiūriu į investavimą, riziką ir rinkų dinamiką. Well, my idea of risk control is a little non-conventional. I like putting all my eggs in one basket and then watching the basket very carefully. I think, I don't know what they teach at Marshall, but at most business schools they teach, I think, a lot of nonsense called risk-adjusted return and diversification. Ouch. As a money manager, if you look at a normal portfolio, most people will make 70-80% of money that year on 2 or 3 ideas, even though they'll have 30 or 40 things in their portfolio. My concept was to put into those 2 or 3 ideas that I had the most conviction in. I was also lucky to travel across asset classes, so I traded commodities, currencies, bonds, and equities, and it gave me the discipline. If I didn't have a good idea in equities, I was happy to have no equities, or the same thing with bonds. So when you have a quiver with a bunch of arrows in it, you can usually find something to put a lot of money into. The only other thing I'd say is too many investors look at the present. The present is already in the price. You have to think out of the box and sort of visualize 18 to 24 months from now what the world is going to be and what securities might trade at. You know, what a company's been earning is ridiculous. It doesn't mean anything. What you have to look at is what people think, what a company's earning, what people think it's going to earn, and if you can see something 2 years, it's going to be entirely different than the conventional wisdom. That's how you make money. My first boss used to say the obvious is obviously wrong. If you invest in conventional wisdom, you're going to lose your butt. Toliau JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle paskelbė pareiškimą,
kuriame džiaugiasi naujausiais žemais infliacijos rodikliais ir dar kart paragino Federalinio rezervo vadovą Jerome Powellą reikšmingai mažinti palūkanų normas. Trumpas, pakartodamas savo kritiką Powellui, teigia, kad delsimas tik dar kartą patvirtintų jo etiketę "Too late Powell". Matom, spaudimas iš Trumpo pusės didėja ir mes galime tikėtis mažesnių palūkanų normų. Be to, naujausi duomenys rodo netikėtą Federalinio rezervo balanso kilimą po ilgo nuoseklaus mažėjimo laikotarpio. Pagal rinkos analitikų vertinimus, vien per dieną į sistemą buvo įlieta daugiau nei $8 milijardai, o artimiausiais mėnesiais numatoma papildoma $40–80 milijardų likvidumo injekcija. Tokie balanso pokyčiai paprastai signalizuoja griežto monetarinio režimo švelnėjimą ir augantį likvidumą finansų sistemoje. Istoriškai tai būdavo palanku rizikos turtui, akcijoms, technologijų sektoriui ir ypač kriptovaliutoms, kurios jautriai reaguoja į likvidumo ciklus. O taip pat JAV kongrese po kelių mėnesių derybų parengtas dvišalis teisės akto projektas, skirtas sukurti aiškesnį reguliavimo režimą skaitmeninio turto rinkai. Respublikonų atstovai ragina demokrato kolegas neatsitraukti nuo pasiekto progreso prieš ketvirtadienį numatytą projekto svarstymą komitete. Siūlomas Digital Asset Market Clarity Act siekia nustatyti aiškesnės taisyklės šifravimo ir blokų grandinės sektoriui, kuriant teisinį pagrindą inovacijoms ir kartu stiprinant vartotojų apsaugą. Pasak iniciatyvos šalininkų, teisinis aiškumas yra būtinas, siekiant išlaikyti šią sparčiai augančią industriją Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi matome ženklų daug, kurie mums sako, kad mes pagaliau turėtumėm sulaukti kainų kilimo. Bet kaip visada, turiu paminėti, kad tai ne finansinis patarimas. Dar vienas įdomus dalykas vyksta mainstreamo medijoje. CNBC pradėjo kalbėti apie XRP kaip 2026 metų karščiausią investiciją. Tai dar vienas ženklas, kad didieji žaidėjai jau pasiruošę XRP kainų šuoliui, nes nuo 2018 metų XRP buvo pats nekenčiamiausias tokenas kripto rinkoje. Na, laikai keičiasi. Ir, kaip sakė Stanley Druckenmilleris, norint uždirbti, reikia matyti tai, ko nemato kiti. Na, mes tai matėme. Pasižiūrim porą klipų iš CNBC. The hottest crypto trade of the year is not Bitcoin, it is not Ether, it is XRP, the coin formerly known as Ripple, soaring more than 20% this year, becoming the third largest cryptocurrency out there, and there's big money behind this trade. The breakout trade of the 2026 crypto rally isn't Bitcoin or Ether, it is XRP. Now, the token tied to Ripple is up more than 20% over the past week, pushing past Binance's BNB coin to become the third largest cryptocurrency by market value. And even with the broader crypto complex pulling back today, XRP has been the quiet outperformer for months now. The use case here is payments, specifically cross-border settlement. Ripple designed XRP as a bridge asset. When a bank or payments provider needs to move value from dollars to yen, XRP can sit in the middle and help settle that transfer in seconds instead of days. Now, it's aimed at financial institutions and payment rails, which is a very different pitch from Bitcoin's digital gold narrative. And unlike stablecoins, which are basically tokenized dollars, XRP is trying to be the exchange layer that moves value between currencies. So money's moving into XRP for three big reasons. First, the regulatory overhang has finally cleared. Ripple has fully wrapped up its SEC fight as of August. Second, it's a less crowded trade than Bitcoin or Ether. And third, the flows have held up. Even during the Q4 dip, investors kept adding to XRP-focused funds, while Bitcoin ETF flows fell with the price. Tęsiant temą, sausio 9 dieną Ripple finansinių technologijų įmonė, teikianti kripto sprendimus verslui, paskelbė pasiekusi svarbų reguliacinį etapą. Jie gavo elektroninių pinigų įstaigos EMI licenciją ir kriptoaktyvų registraciją iš Jungtinės karalystės finansų priežiūros tarnybos FCA. Šie leidimai suteikia Ripple galimybę plėsti savo licencijuotą mokėjimų platformą, sudarant sąlygas
UK institucijoms sklandžiai ir efektyviai vykdyti tarp valstybinius mokėjimus, naudojant skaitmeninį turtą. O čia dar vienas įdomus klipas apie Ripple. Is there anything that they're doing in terms of acquisitions that you would say, here is one to watch in the coming months or years? I'm not sure, but the recent acquisitions like Hidden Road and the other one that they just did, I forget the name, sorry. What's the name of that one? Well, G-Treasury was the most recent one. Yeah, that one. To me, it's almost like, because of my research in Ripple and my personal convictions on Ripple, how long this has been planned and who really is behind Ripple. To me, these acquisitions sometimes, and I know my brain just goes there, and this might not always be the case, but to me, it's almost like some of these acquisitions might have been planned for years. Yeah. Years. Say, you guys are going to build this out. We're going to buy you up. There's no way you can make this many this quickly without it being in a long-term plan. Just either that or they got some very busy investment bankers. Well, it's who is behind Ripple and why are they able to literally say that we're going to create a new, because they've said we're going to create a new world currency. It's been mentioned from time to time, or we're going to have the liquidity of a G20 nation and work with all the central banks and the IMF and not be stopped, because they're essentially saying that we're going to either complement the US dollar as a global reserve currency or we're going to replace it. What people need to understand here is what they're doing is it's the new digital Bretton Woods. It's the Bretton Woods 3. Toliau, Morgan Stanley plečia savo strategiją į skaitmeninio turto ekosistemą, darbo vietos paslaugas ir privačias rinkas, siekdama integruoti šias rytis į vieningą technologinę infrastruktūrą. Kaip pranešė Barron's, bankas planuoja dar šiais metais pristatyti skaitmeninę piniginę, kuri leistų klientams laikyti ir valdyti tokenizuotą turtą, įskaitant privačių įmonių akcijas. Tokia plėtra rodo, kad vieni didžiausių Wall Street'o žaidėjų mato augantį tokenizacijos potencialą ir ruošiasi naujai finansinių paslaugų kartai. Matom, kad Wall Street'as jau ruošiasi didžiausiam turto pervedimui žmonijos istorijoje. Šis klipas tik patvirtina, kad jie supranta, kokio dydžio tai galimybė. O geriausia dalis yra tai, kad ir mes galime sudalyvauti šiame perversme. Paul Atkins was there. I took Paul Atkins to dinner with a whole group of those luminaries that were there. And he said something last week. I can't believe what he said last week and how we're not like shooting fireworks off in all the major cities. He basically said the whole financial services industry and all the transactions there too are going on chain. Did everybody hear that? I mean, that was unbelievable. Hello, totally under the radar. Did anybody hear that? I mean, what the hell is going on? We should have had fireworks going off. Dar viena įdomi naujiena. Platforma X pradeda integruoti Bitcoino ir kitų kriptovaliutų prekybą tiesiogiai programėlėje, sujungdama kainų stebėjimą, prekybą ir socialinę diskusiją vienoje ekosistemoje, kurioje yra daugiau nei 650 milijonų naudotojų. Naujoji funkcija leis vartotojams įsigyti tiek tradicinių akcijų, tiek skaitmeninio turto, nepaliekant platformos. Taip priartindama X prie ambicijų tapti visapusišką finansinę superprogramėlę. Bet ne visiems ta X platforma patinka. UK, Kanada ir Australija svarsto koordinuotą planą apriboti arba visiškai uždrausti X platformos veiklą savo jurisdikcijose. Šios šalis susirūpino dėl turinio kontrolės, dezinformacijos ir X platformos atitikimo vietos reguliavimo reikalavimams. Tai va, tokie dalykai. O jei naudojatės X platformą, tai ten galite atrasti ir kriptopasakos paskyrą. O šiandien tiek. Nepamirškite prenumeruoti, spausti nykštį ir komentuoti. Ačiū, kad žiūrite ir iki pasimatymo kitą kartą.